Labas, aš Marko Popovičius. Jūs klausotės Žalgirio radijo. Eteryje laikas pašnekovui. Pamilk krepšinį. Išaušo ir atėjo tas metas mūsų pašnekovui, taigi mes kalbėjome su vienu iš mūsų būsimų Eurolygos varžovo Nadu Efes komandos lyderiu Saša Vujačičium, taigi nieko netempėm ir jūsų laukia įdomus bei intriguojantis interviu, taigi pasiklausykime jo. Sveiki, Saša. Ką galite pasakyti apie savo komandos pasirodymą Eurolygoje ir kokios yra jūsų stipriosios komandos pusės? Manau, kad lygi šiol mes žaidėme gerame lygyje. Sezono pradžioje šiek tiek buksavome, tačiau vėliau radome teisingą kelią ir einame savo tikslo link. Manau, šiais metais turime gerai sukomplektuotą komandą, kuriai netrūksta patirties. Todėl rungtynės su Žalgiriu turėtų būti neblogos. Ar asmeniškai jau esate pasiekęs aukščiausią sportinę formą? Svarbiausia žaisti taip, kaip reikia komandai. Manau, mes einame teisingų keliu. Apskritai jaučiuosi puikiai, esu pasiruošęs ir darau viską, ko reikia komandai. Tačiau žinote, jog laukia ilgas sezonas, tai dar tik pradžia. Ką galite pasakyti apie Kauno Žalgirio komandą? Galvojate, kad ši komanda gali taip galingai startuoti? Žinote, kai komanda neturi labai gerų rezultatų iki sezoninių rungtynių metu, ji tampa dar pavojingesnė. Užtat Žalgiris dabar atrodo labai stipriai ir oficialiose varžybose nepatyrė nei vieno pralaimėjimo. Jūs turite puikų trenerį, taip pat sudėtyje yra daug patyrusių krepšininkų. Laukia sunkios ir įdomios varžybos. Ne vieną sezoną NBA lygoje rungtyniavote kartu su dabartiniu komandos draugu Jordanu Farmaru. Ar jam atvykus į Stambulą jums yra lengviau suprasti vienas kitą? Taip, mes daugybę metų žaidėme kartu, mes gerai suprantame vienas kitą. Tačiau šioks toks skirtumas yra, nes dabar abu žaidžiame kiek kitokioje sistemoje nei prieš tai. Tai užima šiek tiek laiko, bet mes tobulėjame ir mūsų turimas ryšys padeda greičiau pasiekti gerų rezultatų. Taip pat jums yra tekę vienoje komandoje rungtyniauti su vienu talentingiausiu NBA krepšininku Kobe Bryantu. Koks jausmas būti su juo vienoje komandoje? Tai buvo šaunu. Mes kartu praleidome puikius 7 metus. Kartu laimėjome porą NBA čempionatų. Net neabejoju, jog jis yra vienas geriausių NBA žaidėjų. Nors jis žaidžia mano pozicijoje, buvo smagu su tokiu vyruku būti vienoje komandoje. Iš pradžių pykau, kad negaliu gauti žaisti tiek minučių, kiek noriu. Bet laikui bėgant prisitaikiau ir iš Kobe Bryanto išmokau daug naudingų dalykų. Džiaugiuosi, kad galėjau žaisti kartu su juo. NBA lygoje gavote pravardę The Machine. Kodėl Kobe Bryantas jūs taip vadino? Net nežinau. Nuo pat to laiko, kai buvau pašauktas NBA naujokų biržoje, mūsų santykiai buvo puikus. Tikrai nepamenu, kaip atsirado ši pravardė, bet turbūt pradėjau rungtyniauti geriau ir kažkaip jį gimė. Ar pagalvojate apie sugrįžimą į NBA? Be abejonės, neatmetu galimybės grįžti į NBA, nes šiuo metu esu savo karjeros pike. Dabar esu 28, todėl nepaslaptis, kad dar noriu grįžti į NBA. Man svarbu žaisti aukščiausiame lygyje, tačiau taip pat džiaugiuosi, kad galiu žaisti Stambule. Nadu Efes yra stipri komanda siekianti aukščiausių tikslų ir man yra malonu padėti jai laimėti. Ar esate patenkintas sąlygomis Stambule? Galbūt čia jos geresnės nei Amerikoje?
Nemanau, jog apskritai kur nors yra geresnės sąlygos nei NBA, tačiau Stambule tikrai nieko negaliu skųstis. Čia viskas aukštame lygyje. Anadolu Efes yra vienas sėkmingiausių klubų Turkijos krepšinio istorijoje. Miestas yra puikus klubo organizacija be priekaištų. Kalbant apie tavo asmeninį gyvenimą, kaip baigėsi tavo draugystė su Marija Šarapova? Kodėl jūs išsiskyrėte? Žinote, jog tai privatus gyvenimas ir niekas asmeniškai nemėgsta apie tai kalbėti. Tai užbaigta istorijoje, kurioje jau padėtas taškas. Padėtas taškas ir štai toks buvo vieno iš pavojingiausių Anadolu Efes vyrukų komentaras prieš artėjančias Eurolygos varžybas. Išgirdome daug įdomių dalykų. Taip, iš tiesų buvo smagu pasiklausyti, kaip jis lygina savo dabartinį žaidimą su NBA, taip pat kokių pamokų išmoko iš Kobe Bryanto. Ir smagu, kad, persino Žalgirį visai neblogai, sakyčiau. Na, taip, ir sužinojome, kaip jisai sakė, tikriausiai geresnių sąlygų negu NBA, niekur ir kitur jau neberasi. Čia labai jau taip asmeniškai, aš taip manyčiau, galima pasakyti, čia jau pasiginčyti galima būtų dėl to, gal kiekvienam žaidėjai vis kitaip, aš manyčiau. Taip, tai tarėme iki rytojaus ir susiklausysime Žalgirio radijoje jau penktadienio vakarą.